Sveiki visi, be 15:07 ryto, ketvirtadienis, mes važiuojame į Lenkiją apsipirkti maisto. Į Suvalkus važiuojam šį kartą, vat ruošiamės jau, važiuosim su elektrinė mašina. Test drive. Jo, test drive. Anksčiau važiavom, kada čia turbūt pavasarį buvo gal kovo mėnuo, aš jau neatsimenu, yra video, kur važiavom su Fordu, o dabar su elektrinė ir vėl žiūrėsime, kiek suvalgys energijos, ar apsimoka. Ten su Fordu, aš neatsimenu, buvo apie 30 kažkas, 3 eurus išlaidos be amortizacijos, tik kuras pirmyn atgal, bet ten važiavom į Seinus. Dabar į Suvalkus, kadangi čia daugiau mums biški pakrovimo stotelių, patogesnis viskas, 50-60 km eina, labai patogu. Kas tiek gal nereikia krauti, kas 100 užtenka, bet kaip sakant, apsidrausti. O atstumas beveik tas pats, ten gal 10-20 km skirtumas, tai čia nieko baisus. Mes pasimsim šaldytuvą ir žiūrėsime, ar apsimoka, ar ne. Nu va, išvažiuojam iš kiemo, 7:06, 05, 6, galima sakyti 7 valandą, kiek ten pas mus rodo, 150 km, kad daugiau nepasikrovė, tai reikia 160 būti, nesvarbu. Neišsuksi vitą, reikia biškio ištiesink į dešinę, atgal ir dar kada pervažiuok į priekį, nes čia jau tas viskas krūma jau. Nu va, ir vienu žodžiu mes pradedam kelionę, žiūrėsim, ar apsimokės ar ne. 35 minutės, važiuojam per Vilnių, kamščiai daug mašinų. Kilometražas rodo 151 km, o dabar persijungia 150. Kaip iš namų išvažiavom 150, taip ir rodo. Nes stabdant, kaip žinot, kraunasi mašina. Mes galim daugiau stabdyti. Jo. Nu, galima sakyti, išvažiavom iš Vilniaus, jau viskas kamščių nebus, dar truputį. Aukštieji paneriai jau. Vienu žodžiu, 142 km, 8 km rodo, kad pravažiavom. Buvo 150. Ne kilometrų čia rodo, kilovatus. Va čia kilometrai, sakau. Kilovatais aš nežinau. Jo, mums tiesiai. Stop. Tiesiai jo. Trakai matau tiesiai. 16,8 kW, tai čia bendras vidurkis toksai įmainai. Kartais įjungiam šitą kondicionierių, kad langai nerasuotų. Bet jie gedrėja. Langai pradeda rasuoti. Vienu žodžiu, +8 atima iš karto. Paskui vėl grįžta tie kilometrai. Ir kas dar norėjau pasakyti. Nu ir visą, kiek čia užėmė mums laiko. 7:55, kada išvažiavom? 6 po buvo. 6-7, grubiai 50 minučių. 50 minučių, kad išvažiuoti iš Vilniaus. Dar nepilnai išvažiavom, bet dar... Išvažiavom pačiu kamštynu. Jo, taip gavosi, kad per kamščius. Atsikėlėm 5, kad išvažiuoti 6. Ne, nes 6 neplanavom važiuoti paprasčiausiai. Po 5 mes atsikėlėm iški. Tai va, judam toliau. Sustojame krauti, nedavažiuojant Birštono. Kažkur tai prieš Aukštadvarį, gal čia kavinė. Galvojam, kokią 5 ar 10 minučių pasikrausim truputį ir paskui gal jau kokią Marijampolį tik tai. Nes iki Marijampolės ten 100 keli kilometrai, 102, mes būtum davažiavę, bet neiškraudinėsim pilnos baterijas. Man dabar rodo jinai 64%. Čia, kiek čia kilovatų vita? 50? 50. Labai lėtas. O kiek gali būti? 150? Nu, palauksim truputėlį, pastovėsime, kelis kilovatus įmėsime. Nors tik 80. 65? Nors iki 75, kad atraukt laisvai, ten paskui nebūtų tuščia. Ir viskas, paskui jau Marijampolį daugiau pasikrausim, ten pusę valandos pastovėsime. Nu va, tai jau kraunam 15 lygiai minučių, dar 1% įkraus ir užteks. Beveik 4 kW. Dar liko 18 minučių iki pilno, bet nelauksim, nėra prasmės. Važiuosime tada jau Marijampolį.
Tai tokia ežeriuko randasi šitą aikštelę. Nu, čia turbūt viešbutis, kavinė. Pasikrovėm iki 138 km. Dabar gerai. Važiuojam kelių mokamų. Čia kur su vinietėm reikia. Lengvuosim nemokamai, tik tai sunkvežimiai. Kelias blogesnis negu per Alytų važiuoti. Ten nemokamas. Mes su nameliukai važiuojam į Lenkiją. Važiuojam tik per Alytų, per Onuškį ir kaip šitas. Kaip ten miestelis dar. Rūdiškis, Onuškis ir Alytus ir žymiai geresnis kelias nemokamas. O čia... Eina sau čia kaip ir skelbimo lenta lėkia. Nu jo. Ant kameros nesimato, aišku, bet taip tai baisu, tragiškai. Šiknas jaučia. Vienu žodžiu pasiekėm Marijampolę, viskas gerai. Čia mums liko dar apie 40 buvo kilometrų likę. Ir gavosi taip, kad ten pradžioj Marijampolės, kur internete rodė, kad, nu po visą Marijampolę rodė, kad vienoje, kitoje, trečioje vietoje, ten daug kur yra šademo. Privažiuojam dviejose vietose, jokio šademo nėra. Yra CCS jungtis, mums netinka. Vienu žodžiu pradėjom žiūrėti, Elintos radome. Vat Elinta. Ir tai krauna 38, nu apie 40 kW galingumų, o ten mes, kur ten mes krovėm, nu pakeliui krovėm, tai buvo 50. Jo, prie Aukštadvario, ten buvo 50. Čia iki pilno pakrovimo rodo 2 valandas, nu aišku, čia pilno nekrausim. Reikės važiuoti, ten atrodo prie pasienio yra dar šademo turi būti. Čia demo. Prieš Lenkiją reikia užtikrauti, Lietuvoje pigiau. Jo, Lietuvoje pigiau, Lenkijoje 57 kažkas tai centai kilovatas. Vienu žodžiu nesąmonė kažkokia, tai va taip rodo vieną internete žiūri, privažiuoja čia visai kita informacija. Nu, ką daryti, čia Lietuva, gerovės Lietuva. Vat negali būti kolonėlė ir prie jos adapteriai. Kokio reikia, tokia užsidėjo adapterį ir kraunė. Nu taip. Nedaina jiem pagaminti. O tai visą miestą padarė tą CCS jungti. Košmaras kažkoks nesąmonė. Marijampolė kitos mašinų nėra. Turbūt. Tai dabar nežinau. Nu reikia pakrauti nors iki 80%. Nu eisim pasivaikščioti ir paskui pasižiūrėsime. Mes specialiai ir važiavom per Marijampolę, nes buvo daug stočių ir internete aš per kompiuterį žiūrėjau normaliai, pilna tų šademo. O čia atvažiavom nėra. Būčiau žinojęs, kad taip gali būti, tai geriau per Alytų važiuoti, į Seinus ir viskas. Alytų užsipylė Lazdijose, tiesa yra, užsipylė Lazdijose ir grįžai paskui. Štektų, nes Seinuose nėra. Vienu žodžiu katastrofa. Ir tai, dar čia 5 minutės laukiam, kol žmogus išvažiuos, nes neduoda krovimo. Vienas krauna, kitas negali. Nors 3 pistoletai. Mums su Elinta anksčiau buvo problemų. Anykščiuose. Jo, ten iš vis 30 centų nuskaitė 2 kartus. Už sesiją. O nedavė energijos. Nu, ką norėti. Kaip sakant, man jau įrodymų 1000 turiu. Kažkas tai blogai ir tai prisimeni, kur gyveni. Nu, tai viskas aišku darosi. Atleidi savo. Jo. Nuramini savo. Šademo yra. Žiūrime, kur šitas pakrovimo statelės yra. Visokie, žiūrėkit, svetainė atsidarėm vieną. Va taip tik atsidaro, kur jinai. Va telefonas, visas ekranas baltas. Kampelį biškį. Kampelį. Ir jeigu čia paspausim to, nu, kur kolonėlės, va duoda smulkiai, padidink ten. Galima ką nusiskaityti. Ir jis nedidėja nieko. Žodžiu, kažkokia tai nesąmonė. O tokia svetainės kūrimas, sakau, Lietuvoje tai čia katastrofa kažkas tai. Šademo yra. Bet čia tik vienintelė tokia, kitos normalios. Bet čia ne ant šito telefono, čia ant 2 telefonų bandėm, tas pats. Taip kad vienu žodžiu. A ten yra šademo, bet ten tas pats bus apie 40 kW. Mums reikia, žinai, kur geriau, Kalvariją žiūrėk ir prie pasienio ant šitos. Nu va, galim važiuoti, priėjom prie savo krovimo. Vis dėlto greitai krovė, aš pradžių lėtai, paskui greitai turbūt. Nes pusę valandos, 3-8 minutės, kol į tualetus nuėjom, pavaikščiom. Tai ir pilnas, jau rodo 94%. Viskas, tada važiuojam. Vienu žodžiu, va taip. Užkrovė 161 km pravažiuosim dabar greitai, per 3-8 minutės. Taip kad aš čia biškį
supykau ant šitų kolonėlių, nu, nėra to mūsų adapterio, kaip sakant, to, ko reikia, bet šitą kolonėlę gerai pakrovė. Nu, pradžioj ten rašė, kad 3.8, man paskui davė kokie 100 kW greičių. Nu va, atvažiuojam. Atvažiavom į Šupliškį, Lenkijos miestuką, koks graži karčiama. Reiškia, vilkas jos taugintis. Vilčiai. Глод. Вот. Reiškia glod. Vilčiai glod. Vilko, nu, alkis. Nu, Голодный. Jo. Vienu žodžiu, toj kolonėlės neradom prie pat pasienio, ten turėjo būti imbalans grid, atrodo jo, ir ten vyksta dabar tos statybos autostrados, vienu žodžiu. Nieko, internete parodė, kad jinai yra, man dar parodė ten nuo vienos kolonėlės, nuo Laušos, atrodo, kad 280 metrų. Apėjom, nieko neradom, absoliučiai, tai nuimkite tada iš interneto, kad nėra jos, nu, tokias nesąmonės Lietuvoje tveriamos. Tai užteks 100 km, pravažiavom. Čia nedaug čia mes. Gal Lenkijoje pasikrausim, čia skirtumas, tai bus euras kažkur, tai brangiau bus. Jo, Suvalkose ramiai pasikrausim ir viskas, nes paskui tik Marijampolį tada jau, turbūt. Nu jo, gerai, liko nedaug važiuoti. Nu va, ir pasikrovė mašiną, Suvalkose pastatėm Greenway. Tai įkrovimo stotelė. Jau čia rodo pas mane 97%. Mes vaikštom po parduotuvę, tai kiek čia krauna jau valandą. Jo. Vaikštom po parduotuvę, apsipirkinėjom, pakrovėm. Nežinau, kiek čia kainuos. Ten likti po 2,10, rašė 2 zlotų 10. Rezervavo tai pas mane 12 eurų. 500 zlotų rezervavo. Žinoma, 53 minutės kraunam. Nu, turbūt reikia jau atsijunginėti, atėjau, pamačiau 97%, galvoju atsijungsiu, pervažiuosiu, nes palikti negražu negalima. Kiti atvažiuos krausis, tokie nabagai kaip mes, kur turi tik šademo ir kitos netinka. O mes šitam Kauflande apsipirkinėjom, čia pradžioj Suvalkų, faktiškai nėra ko čia važinėti. Pakrovė 97%, pasikrovė, va, 164 km. Taip, kad labai gerai. O, baterijai kaito. Nu, kaip krauna visada, taip įkaista. Labai gerai, mes čia nuo Marijampolės, kai važiavom, tai 20 km padarėm, aš pastebėjau, kilometrų 0 padarėm iš vis, nes buvo tai į kalną, tai nuo kalno, nu, ir kada stabdai tauposi truputėlį, tai faktiškai pravažiavom 20, o kilometrų, nu, ten gal ne 0, gal kokie, tik 5 padarėm. Va, tai buvo, o taip daugiau. Ir tokiu būdu sutaupėm. Nu va, vienu žodžiu, kaip užsikrovėm, 164, ten Możesz nie dotrzeć do miejsca docelowego. Naciśnij przycisk, aby sprawdzić. Jedź na wskazaną trasę. Vienu žodžiu, šitas 157 dabar liko kilometrai ir mes jau judam atgal. Čia dar po vietą pavažinėjom į Bidrionką ir judam atgal. Turbūt Marijampolį užsipilsime ir po to ten... Užsikrausime. Ir po to ten Aukštadvarį kažkur tai, jo. Aš manau, kad 2 kartus. Mes per vieną kartą galim datraukti, bet nėra prasmės. 2 kartus po biškį, taip. Ir viskas. Ir tada jau namie. Žiūrėsim, čia kilometrų 200 su biškį, tai 450 kažkur pirmin atgal bus. Maždaug taip. Du krovimai. Jo. Dar čiūdų papasakosiu. Atvažiavom į Marijampolę, tą pačią kolonėlę. Nu va, Elinta. Nu ta pati garsėjanti Elinta, kur ten apgaudinėja, kur išrašo tas 30 centų, o paskui neduoda elektros. Tai čia va, kraunasi mašiną stovi, Tesla. Čia dar 2 laisvos, vat mes vieną paėmėm ir įsistatėme savo. Ir ką jūs galvojat? Elektros nėra. Kol viena mašina krauna. Jo, reikia laukti, kol jinai pabaigs, tada mums bus. Gerovės Lietuva, nieko nepasakysi.
Lenta gera. Kodėl Lenkijoje taip nebuvo? Nuvažiavo laisvai. Pokš, jokių problemų. Ten sistema labai panaši viskas. Cirkai, kodėl, pavyzdžiui, Lietuvoje yra geros, Ignitis, gerai. Yra daug kolonėlių, ten, kur ten mes matėm, nemolėtose, o anykščiuose, ar kur ten, jų labai daug, labai patogu, iškart ant telefono patogiai matosi, kaip krauni. O va šitoj Marijampolėj su Igničiu problema. Vieno ten to jungties vienos šademo nėra. Dabar sėdėm arbatą, geriam, pikti, kai velnis. Mums dar kraut 2 valandą. Ir dar čia, ir dar namus pasiek, dar 1,5 valandos važiuoti, jeigu ne 2. Vat būtų adapteriai, kiekvienoj kolonėlį, tai jie patys nepagalvoja. Tai nors būtų jis krauna ir mes kraunam, kodėl, nežinau, ten užsidega, kaip nuspaudi, kad krauti ir nedega tas pats ženkliukas šademo, nėra, jis neaktyvus, mygtukas spaudi, jis neaktyvus. Prieš tai, kai buvom rovėm, irgi atvažiavom, taip pat buvo neaktyvus, bet pasisekė, kad žmogus jau pasikrovė, atėjo, atjungė ir žiūrim, užsidegė. Aš supratau, kad kol vienas kraunasi, aiškiai, kas pirmas, tas ir kraunasi. Jo, trūksta žodžių tiesiog, trūksta žodžių. O dabar važiavome iš Lenkijos, sieną pravažiavom, buvo pas mus 108 kilometrai likę dar važiuoti. Ant kilometražo parodyti, kad mašina gali nuvažiuoti 108. Pravažiavom iki, kaip tas, Kalvarija, ten autostradai. Ten iš remontas vyksta ir reikėjo taip, kalniukai tokie, sukiotis, ne autostrada vieno žodžio, šalia autostrados važiuoti. Tai 20 km nuvažiavom ir tik parodė nuo 108 iki 107. Faktiškai nemokamai. O dabar laukiam. Taip, kad kas nori pirkti elektrinę, apsimoka važiuoti, ypač po miestą. Užmiestyje yra problemas, gal biškai, jeigu mažas kilometražas, bet po miestą labai apsimoka. Faktiškai, jeigu miestas ten kalvos pakalnės tokios, tai galima pravažiuoti 10-20 km beveik su tuo pačiu rezervu. Nieko nenaudoja mašina. Jinai čia biškai išleidžia energiją, čia paskui vėl pakrauna. Kas čia per vištos eina? Tai vienu žodžiu, dabar laukiam, gerai, užkandžiaujam. Vienu žodžiu, šitas aparatas, reikėjo, paspaudžiam tą, šademo, reikia šitą spausti. Neaktyvus. Šitą paspaudžiam. Ir 73% naudoja. Sustabdyti aš turbūt negaliu jo. Negaliu. Kiek jiem čia dar valandą jau krauna. Mes dar laukiam 5 minutės. Dar kartą bandom. Neaktyvus šadėma, nedega. Nieko nebus. Čia nesvarbu. Sesija pabaiga. Taip, kad laukti reikia. O tokie nesąmonės Lietuvoj. Vienu žodžiu, mes sulaukėme. Neilgai laukiam, gal ten 20 minučių iki pusvalandžio. Maždaug. Sulaukėm, įstatėm jo ir pradėjo krauti. Ir tas žmogus pasakė, matyt vis dėlto nekrauna, kada 2 galingos. Kažkaip durnai padaryta. Galėtų po truputį padalinti tą krovimą. Kokie čia galingos, 40 kW, tai čia argi galinga. To dabar kraunam, žmogus krauna kitą mašiną, bet jisai krauna kitų to pistoletų, kaip sakant, mažesnių galingumą. Tai sako, mažesnį galingumą ir didelio kaip ir galima krauti. Nežinau, žodžiu, taip gaunasi dabar normaliai. Čia jo, tas blogai, kada taip vienas krauna, kiti laukia. Bet bonusas yra čia tame, kad šitą kolonėlį nemokamai. Nežinau, Vilniuje ar yra tokių. Mes kiek važiavom, ten vienoj, kitoj vietoj krovėm, tai visur mokama. O čia jo sužinojom, nenuskaitė. Nemokamai, absoliučiai. Geras dalykas. Marijampolėj pliusas tame, kad yra nemokamai kolonėlį išsikrauti ir tualetai miesto centre nemokami. Savivaldybė gera, myli savo gyventojus. Jo, čia tikrai. Vilnių lūpa atsipūtę. Vilnius tai tenas katastrofa. Milijonieriai skursta tiesiog ir verkia. Dabar Maksima buvom užėję, tortą pasižiūrėjome.
Ne, tortuką gerą mes nupirkom, ten galbūt jau jie ilgai stovėti negali, ten 2-3 dienas, tai nuolaida buvo tai nebloga kaina, bet pažiūrėjom, ten ką tenas aliejų, vat, kurį mes pirkom, tai Lenkijoje 3 kartus kažkur tai pigiau. Jo. 2-3 kartus, ten katinų konservai tokie yra, paštetas kas tenais, government atrodo, tokias po 100 gramų kažkas buvo, nu, mažučiai kaip čia šitie konservukai. 99 centai kainuoja euras. Nu, dar nuolaida 30%, tai vis tiek ten 67-8 kažkur tai gaunasi procentai. Oi, procentai, 68 centai. O Lenkijoje, vat, irgi pirkom ką tik, vat, tai kiek ten? 38 centai kažkas, dvigubai. Be jokios nuolaidos, tai yra dvigubai. Jeigu dar nuolaida būtų, dar būtų pigiau. Ai, čia mergų laukia. Bernai. Gali būti. Čia mes žiūrėjom. Jaunimas to tokiom mašinytėm faina. Jo, o kaip šitos mažutės, nežinau, kas čia per mašinėlės, ne Toyotos, nematau ženkliuko. 2 vietės, nu gali ten faktiškai nieko nėra, ten, nežinau, atsigulti nebent vienam žmogui. Jo, tokių va prisipirkė, va 3 stovi mašinos ir laks, ten toliau pora stovi. Mada. Geras mašinėlės turbūt. Mes ten dviratukų minėm ir tai būdam krūtė, jeigu nuperka naują dviratį. Nu tai tu sulyginai, dabar viskas keičiasi. Gerai, kiek ten buvo 902%. O čia gal atsijungsis, jeigu aš įjungsiu Vita, ne? Aš net nežinau, aš išjungę, tu pradėjau krauti. Kur čia tas nematau? Nu ne, neatsijungė. Sena pradėjau. 151 kilometras. Kaip neužteks? Tai užtat dariau. Jo, užteks, aš manau viskas, važiuojame, ten dar pasikrausime, viskas tada einu atjunginėti. Nu va, sustojam į paskutinį krovimą, pirmin 2 kartus krovėmės pakeliu ir gal 2. Kiek ten baterija buvo pas mus? Dabar? Aha, 3,8% atrodo rodė. Apie 60. 10 km liko nuvažiuoti, nu atrodo, dabar pasikrausim iki Vilniaus čia 70 ar 80 km. Šerbata. Čia imbalans grid. Nu, čia normaliai, vat, atvažiavai, kraunis be problemų kažkaip. Tai ir ten galima be problemų krautis. Tik tais palaikyk ir mano arbatai gali aš atpjausiu. Čia pas mus. Jau buterbrodus daryk. Užkasim truputį. Tai čia alkani, tik pizzą čia valgiam. Ir sausainių visokių. Sausainius arbata ir pizza su kava ten, kaip atvažiavom. Viskas, dabar reikia užkasti truputį. Nu va, labai patogu, jeigu ten kolonėlės kai kurias šitas stotelės nedurniuotų, nu ten nereikėtų laukti, kada žmogus koks kraunasi. Susirūšiuoji, adapterį turėti reikia būtinai, aš nes turiu adapterį, problemos kyla. Adapterį, kad CCS tam pistoletų krauti. Nu, tada susirūšiuoji ten kas 50, 60 ar 100 km, kiek ten kam reikia. Ir važiuoji, faktiškai, jeigu dažnai tos kolonėlės visos baterijos neišeikvoji, nu ten kas 60 km, tai ten po 10 minučių užtenka. Labai greitai galima sustoti arbatos išgerti. Taip kad ant 200 km kažkur tai 250 dasideda, nu, valanda papildomai. Nu, ant krovimo, ką padarysi. Va, taip kad čia ne tragedija, važiuoti galima su elektrinė mašina, kaip skaito miesto mašina. Nu, ta, kuri mažai kilometrų, 150-200 turi miesto mašiną skaitosi. Nu, ir mes išvažiavom į drive testą. Nu jo, dabar pirmą kartą, mes vieną kartą į kaimą važiavom. Dabar pirmą kartą laisvai va į Lenkiją. Aš žiūrėjau, kad nors ir dar 200 km galime ir Lenkijoje nuvažiuoti su mašina. Nu, tik užėma visą dieną. Ryte išvažiuoju kada 7, o jau kiek? Jau po 9, o pusė 10. Neaišku, kiek Lenkija dar mums paims pinigų, tik rezervuota. Rezervuota, ne? Jo, ten rezervuota 12 eurų, gal 8 kokius eurus ir prisukom, nežinau kiek ten, žiūrėsim. Tai va, daug išėjo, nes kadangi mes ten kol aiškinomės, kol įjungti negalėjom, aš pasirodo šitos imbalans grid turiu tą programėlę, dabar laisvai programėlę, man pajungti užėmė 20 sekundžių ir viskas įkraunas. Tada niurkiam. Tada jo, niurkiam, čia 5 minutės, paskui paprastai jo, nu kaip, nuskanavau ir tada krovė. Po to ten vas su ta Marijampolėje su ta kolonėlė, ten užimta
nu, šalia negali krautis, reikia laukti, nu, ten gerai 5 minutės palaukiam, atgal jau pusę valandos. Nu, va, tokias nesąmonės užima laiko, jo. Jeigu nebūtų žmonių ir normaliai krauni, tuščia, jokių problemų. Čia 10 minučių, ten 15 ir labai greit važiuoji. Taip kad, va taip. Važiuojam, rytoj aš tada paskaičiuosiu, kiek kilometrų padarėm, kiek išleidom pinigų. Rezumė padarysiu. Jo, rezumė. Nu, ir panašiai, kiek sutaupėm. Pagal kainas jau matosi, kad mes sutaupėm gerokai. Ten yra daug kas pigiau. Nu, dar truputį čia. Va, kol pakalbėjau, kol pavalgiau, 30 kW galingumų krauna. Tai va. Vienu žodžiu, iki Vilniaus mažiau, va, žiūriu ženklas, 55 km liko iki namų, kokie būtų, nu, panašiai 65 gal iki namų. Tai kol čia pavalgiau, nu, kiek čia praėjo, 10 minučių nepraėjo, man atrodo, nu, panašiai, 9. Jau buvo 38%, jau 70, jo? 72. 72, va kaip greit krauna. 10 minučių pastovėjo, nu, va, toj išjungsiu už poros minučių, kad čia pinigus deginti. Namie naktį po 15 centų krausim. Tai va, dar porą minučių palauksim. Ir tada, nu, čia išjungsiu. Čia gaila šitam 27 jau mažėja. Tas greitis, nu, tai yra kilovatai mažėja, nes jau pilnėja baterija. O kodėl čia nerodo, kiek pakrauta, kažkaip keista. Ne, čia nieko nerodo sesijos. Na gerai, va taip va. Nu va, sustabdžiau, vienu žodžiu, va taip gavosi. 7,54 kW įkrovėm per va 13 minučių. Inbalans. 3,47 kainavo. 3 eurai, o kaip pirmin važiavom ten 2 eurus kažkiek. Nu va taip. Kita diena, tiksliau jau dar kita diena. Penktadienį nebuvo laiko. Tai vat paskaičiuosim dabar viską, kiek mes išleidome. Reiškiasi, suvažinėjome ir krovėmės 2 kartus iki Lenkijos, iki Suvalkų ir grįžom atgal taip pat 2 kartus, tose pačiose vietose. Aukštadvarį į priekį nedaug krovėmės, ten 2,11 eurų kainavo. Reiškiasi, po to Marijampolėje nemokamai, Lenkijoje Suvalkose už 8,98, beveik 9 eurai, rezervavo 12, pakrovėm 9, paskaičiavo, nu, gavosi po 57 centus, tai 10, 11, nu, daugiau kartais net, brangiau negu Lietuvoje. Ir po to atvažiavom namuose, dar kažkur 22 kW reikėjo įkrauti. Bet jau naktinis tarifas po 15 centų, tai gavosi 3,38. Visa suma gavosi be 6 centų 18 eurų. 18 eurų tai yra, nu, beveik dvigubai pigiau negu su Fordu važiuoju, su dizelinė mašina. Bet čia yra tas niuansas, kad Marijampolėje nemokamai. Jeigu Marijampolėje būtų, nu, mokama, ten aš paskaičiau grubiai po 15 kW 2 kartus. Nu tai jeigu po 46 centus gautųsi dar kiek čia 13 eurų. 13 eurų ir dadėti, va 31 euras būtų. Nu faktiškai ten 2 eurai, tai čia tas pats. Nu dar reikės žiūrėti, kad mes važiavome truputį toliau. Nu gal gavosi po 30 km toliau į vieną pusę, į kitą. Aš dabar tiksliai kilometražo neatsimenu, kažkas 400. Aš ten nuo pradžių įjungiau. 350 ir dar dadėti 50. Nu kažkas 400 su trupučiu. 4 gal 20. Nu čia galima žemėlapį pasižiūrėti. Grubiai 200 km, 200-220. Tame tarpe aš nežinau. Čia yra iki Suvalkų nuo Vilniaus. Jeigu per Aukštadvarį važiuoti. Nu per Kauną žymiai toliau. Per Alytų, nežinau ar būtų arčiau. Panašiai tas pats, nes per Alytų tai ten per Lazdijus į Seinus, nuo Seinų dar apie 25 km su šoną
Na, tai va tas pats panašiai. Plius minus 200. Ir atgal 400 su biški. Nu, vat galima sakyti, jeigu būtų Marijampolėje mokama, tai būtų tas ant to. A kuo patogiau, vis tiek su Fordu patogiau. Na, elektrinė patogu tai, kad tyliai važiuoja, kaip ir manevringa, maža mašinėlė. Nu, visur gali nemokamai važiuoti tose keliuose. Su Fordu aš negaliu, busiukas reikalauja kelių vinietę pirkti. Tada važiuoja keliais tais nemokamais. Jeigu nemokami keliai kokybė geresnė negu mokamų, tai kam man mokamų važiuoti? Mokamų to labiau turbūt kokie 8 eurai parai. Nu, vat. Bet su Fordu geriau važiuoti tuo, kad ten gali pasimti savo tualetą. Tu nepriklausomas. Tau nereikia kažkur tai Marijampolėje ieškoti ten savivaldybę eiti. Gerai ten arti buvo viskas. Nu, buvo ten 400-500 metrų atstumų. Tai jo, jeigu kažkur toliau reikia parduotuvė ieškok didelė, ne visas turi. Vat. Nu, dėl to paskui, nu, arbatinį galim užsivyryti. Nu, nuo 12 voltų galim bet kokią mašiną, aišku, bet aš neturiu 12, aš nuo 220 man arbatinis. Ford inverteris yra. Nu, va taip, vat. Nupirkom, nežinau, ten už 300 gal 50 eurų pripirkome. Gavosi, na be abejo, pigiau negu Lietuvoje. Aš kai kurios produktus žiūrėjau, kai kurie net dvigubai vos ne pigiau. Tai va, mano techninė dalis, aš apie produktus šiandien nekalbėsiu. Vytą šį kartą nefilmavome, mes jau filmavome kovo mėnesį, kada kainos ten plius minus mažai pasikeitė, gal kažkas pabrango, kažkur tai nuolaida didesnė atpigo. Nu, panašiai tas pas, nieko ten naujo. Vienu žodžiu galima sakyti drąsiai 20% tai yra minimumas, jeigu pigiau ant produkto, o iš tikrųjų turbūt kažkur tai reikia skaičiuoti taip 30%. Nu, vat, jeigu 30% pigiau negu Lietuvoje, tai gaunasi nuo 100 eurų jau 30 eurų, nuo 390 grubiai 100. Plius minus, o taip. 100 eurų pigiau, nuvažiavimas 30, nu dabar kainavo 18 eurų pirmyn atgal. Amortizacija, čia tiesiog, kai technikinė praeisiu, tada nuo technikinės iki technikinės reikia skaičiuoti, arba bent jau už metus, taip paskaičiuoti labai sudėtinga. Nu, ten nedaug dasideda, ten, tarkim, dar 10 eurų dasideda, nu, va, gaunasi 30 eurų, 70 eurų dar lieka. Net jeigu ir 50 eurų liktų į mėnesį, o tokiu būdu, tai per metus galima 600 eurų sutaupyti. Atrodo, gal suma nedidelė 600. Čia važiavimas, aišku, kainuoja tas visą dieną, kad tu išvažiuoji nuo ryto iki vakaro, neišeis per 3 valandas sulakstyti ir apsipirkti. Čia jau nuo 7 iki vakaro, iki sutemų. Nu, bet 600 eurų, kaip sakyti, nei daug, nei mažai. Poro gerų striukių, ar ten 3, nu, galima apsirengti vienam žmogui pilnai. Galima padaryti va tokių prie ežerų, kaip mes su nameliu darom. Nu, tokių 4-5 dienų. O netoli čia Lietuvoje prie ežero. Nu, panašiai 10 kelionių. 60 eurų kainuoja. Pirmyn atgal, va čia iki kokių Molėtų, iki ten Anykščių prie ežerų. Su maistu, 60 eurų. Galima ir savaitę net prabūti. Nu, vat, skaičiuokite, daug tai ir mažai. Aš manau, kiekvienas euras sutaupytas, tai yra uždarbis, tai yra lieka mūsų kišeniai. Kam atiduoti kažkam, tai jeigu galima pasimti viską savo. Aš tokių pažiūrų. Yra dar be ko daina tokia gera, tai rusų kalba ten, kaip ten dainuoja. Сэкономил, значит заработал. Вот, sutaupė reiškia užsidirbai. Aš tokių pažiūrų, kad geriau yra taupyti gerai, negu dirbti dviejose darbuose. Mažiau nervų, daugiau laisvės. Nu viskas, šiam kartui tiek. Rašykit, ką galvojat, kaip jūs važiuojate, kur sutaupote, gal kokie yra kiti variantai. Visiems viso.